Klaipėdos centre, vos kelių dešimčių metrų atstumu vienas nuo kito, galima pamatyti dvi skirtingas miesto ateities versijas. Vienoje pusėje jau kylantis naujas daugiabutis City 10 Pievų tako gatvėje. Šalia, kol kas tik vizija, tačiau nemažiau ambicingi planai Herkaus Manto gatvėje buvusio kino teatro Žemaitija vietoje. Du projektai, dvi skirtingos istorijos, tačiau abu jie gali iš esmės pakeisti šio Klaipėdos centro kampelio veidą. Pirmiausia, Pievų tako gatvė. Čia jau realiai kyla City 10, naujas gyvenamasis pastatas, kuriame numatyti 56 butai. Pastato aukštis sieks apie 33 metrus, o jo istorija prasidėjo gerokai anksčiau, nei statybvietėje pasirodė pirmieji kranai. Projektas buvo pradėtas vystyti dar 2018 metais, tačiau tuo pat metu susidūrė su aplinkinių gyventojų pasipriešinimu. Buvo keliami klausimai dėl pastato aukščio, jo tūrio, automobilių stovėjimo vietų, atstumo iki kaimyninių namų ir poveikio aplinkai. Projektas buvo vertinamas ir architektų, o 2019 metais savivaldybė jam nepritarė. Vėliau ginčas persikėlė į teismus. Tik 2023 metais projektas gavo statybą leidžiantį dokumentą, o 2025-aisiais čia oficialiai prasidėjo statybos. Tačiau net ir prasidėjus kilti pastatui, istorija nesibaigė. Statybų teisėtumą tikrino valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, o 2026-aisiais ginčas dėl statybą leidžiančio dokumento persikėlė į teismą. Kol kas galutinis atsakymas mums nėra žinomas, tačiau pats pastatas jau tampa nauju šios miesto dalies akcentu. O visai šalia, kita istorija. Herkaus Manto gatvės 31 numeris daugeliu klaipėdiečių pirmiausia asocijuojasi ne su statybomis, o su kinu. Čia daugiau kaip 30 mečius veikia kino teatras Žemaitija. Jis suprojektuotas 1975 metais pagal architekto Ramūno Kraniausko ir konstruktoriaus Tautvydo Tubio projektą, o duris atvėrė 1977. Tai buvo maždaug 600 vietų kino teatras. Tačiau Žemaitija buvo įdomus ne vien dėl kino salės. Architektas Ramūnas Kraniauskas tipinį sovietmečio kino teatro projektą pavertė gerokai savitesniu objektu. Raudonos plytos, masyvios betoninės sijos, stiklas ir aplink pastatą suformuota viešoji erdvė tapo svarbia šio objekto architektūrinė dalimi. Kino teatras buvo ne tik vieta žiūrėti filmus, jis buvo ir susitikimų vieta, miesto gyvenimo dalis. Žemaitija galutinai uždaryta 2006 metų gegužę. Kino teatrų laikai baigėsi, o pastate įsikūrė kitos funkcijos. Tačiau ši vieta ir šiandien išlieka svarbi Klaipėdos architektūros istorijai. Dabar jai ruošiamas naujas gyvenimas. Herkaus Manto 31 teritorijoje planuojama rekonstruoti esamą pastatą ir gerokai jį išplėsti. Dabartinis maždaug 1400 m2 pastatas po rekonstrukcijos turėtų išaugti iki daugiau kaip 3500 m2. Numatomas 4 aukštų, maždaug 16,5 m aukščio daugiafunkcinis statinys. Jame planuojamos prekybos, paslaugų, administracinės ir gyvenamosios patalpos. Numatomi balkonai bei terasos. Įdomu tai, kad 4 aukštas būtų atitrauktas nuo Herkaus Manto gatvės, todėl nuo gatvės pusės pastatas vizualiai turėtų būti mažesnis. Projektuotojai taip siekia prisitaikyti prie esamos gatvės užstatymo ir istorinės Klaipėdos naujamiesčio aplinkos. Numatoma ir daugiau žalumos. Apie trečdalį sklypo turėtų sudaryti želdiniai, o ant pastato stogų planuojama įrengti maždaug 1200 m2 apželdintų plotų. Projektuojamos ir žaliosios sienos. Automobiliams numatytos 52 stovėjimo vietos. Pastato architektūroje planuojama naudoti stiklą, plytas, keramiką ir rudintą plieną. Taigi buvusio kino teatro vietoje turėtų atsirasti ne vien prekybos objektas, o mišrios paskirties miesto pastatas, kuriame po vienu stogu susijungtų prekyba, paslaugos, biurai ir gyvenamosios erdvės. Tačiau kol kas tai dar tik vizija. Projektas yra projektinių pasiūlymų ir planavimo procedūrų stadijoje, todėl galutiniai sprendimai dar gali keistis. Ir čia šios dvi istorijos susitinka. Vienoje pusėje City 10, kurio statybos jau vyksta ir kurio istorija nuo pat pradžių lydėjo diskusijos bei teisiniai ginčai. Kitoje Herkaus Manto 31. Vieta menanti laikus, kai čia rinkdavosi klaipėdiečiai žiūrėti kino, o dabar ruošiama naujam gyvenimui. Tai tarsi dviejų skirtingų Klaipėdos laikotarpių susitikimas. Vienoje vietoje nykstantis senasis miesto veidas, kitoje jau formuojasi naujasis. Buvusio Žemaitijos kino teatro teritorijoje kol kas dar tik brėžiama ateitis, o Pievų tako gatvėje ji jau statoma iš betono, stiklo ir plieno.
Ir labai tikėtina, kad po keliarių metų pažvelgus į šią vietą, šiandien matomo vaizdo jau nebebus. Vietoje senų pastatų ir tuščių erdvių čia gali atsirasti naujas miesto kvartalo fragmentas su gyvenamaisiais namais, paslaugomis, prekyba ir naujomis viešosiamis erdvėmis. Klausimas tik vienas, kaip šie nauji pastatai pakeis Klaipėdos centro charakterį. Ir ar naujoji architektūra sugebės ne tik užpildyti tuščias miesto erdves, bet ir išsaugoti tai, kas šioje vietoje buvo svarbu ankstesniems klaipėdiečių kartoms. O kaip manote jūs? Dalinkite savo nuomonę komentaruose ir palaikykite Klaipėdą TV savo patiktukais. Ačiū, kad esate kartu. Ir iki kito karto.